Sveikas merginas. Šiandien darysiu tokį apžvalginį video 2 produktų, kuriuos visai neseniai įsigijau ir išbandžiau ir galvoju visai galbūt jums bus įdomu pamatyti. Tai yra iš Negyvosios jūros kosmetikos, tai turiu kūno losjoną ir veido šveitiklį. Tai veido šveitiklį parodysiu demo, bet pradėsiu nuo kūno losjono, nes turbūt bus trumpiau kažką tai pasakoti. Tai pirmiausiai, kaip vadinasi, tai yra iš Absolute Care Minerals Plus ir vadinasi rankų ir kūno losjonas su Dead Sea Minerals, Shea Butter, Olive Oil ir Aloe Vera. Štai yra tokia pakuotė. Tai, kaip ir sakiau, yra rankų ir kūno losjonas. Aš ant kūno, žinokit, dar nebandžiau, aš tiesiog naudojau kol kas kaip rankų kremą, tai man kaip rankų kremas labai patiko. Nes labai iš tikrųjų padrėkina rankas, tai aš sakiau, reikės yra išbandyti ant kūno tiesiog po dušo. Ir dabar pirmiausiai pabandysiu aš papasakoti jums apie kvapą. Va, ir dar spalva tai yra, kaip ir daugumos tokių visokių kūno kremų, nežinau, ar matosi, bet tiesiog, gal taip išimsiu, va, tokia va balta. Matot, tai kaip ir daugumos kremų būna. Dabar pabandysiu aš jums apibūdinti kvapą. Kremo šiaip reikia labai nedaug, nes jisai yra skalsus ir va, truputėlį uždėjus užtenka visai rankai. Ir kvapas, žinokit, labai toksai gaivus, bet link švelnesnės pusės, nėra iš tų tokių aštrių kvapų. Tikrai labai malonus, tai man atrodo, turėtų daugam patikti, aš bent taip įsivaizduoju. Tai va, ir iškart koks skirtumas jaučiasi šitą ranką ir šitą, palaukit, reikia užsitepti ir ant kitos, nes kažkaip pastaruoju metu, žinokit, kaip mano rankos išdžiūvę, aš nežinau, kas yra, kiek aš tų kremų benaudočiau, man, žinokit, džiūst, aš galvoju, gal už tai, kad oras keičiasi, aš neįsivaizduoju, bet vėl eina link tos dalies, kada man pradės va čia va krumpliai, žinokit, skeldėti, jau jaučiu, nežinau, kas čia atsitiko, jau lyg ir žemai eina į pabaigą ir vis tiek dar kažkaip mano vargšės rankos reaguoja. Va, dabar jau kur kas geriau. Tikrai kaip maloniai, žinokit, jaučiasi taip švelniai ir žinot, kas yra, ir dar truputėlį turi tokio kaip ir šaldančio efekto, labai nedaug, bet toks lengvutis. Ir kadangi tai yra su alijošiumi, tai aš įsivaizduoju, kad šitas kremas labai turėtų puikiai tikti vasarą. Žinot, nebūtinai tenais, kad ir degintis, bet tiesiog, kad ir vasarą išėjai kažkur pasivaikščiot, grįžai namo, ir vis tiek ta oda tokia jaučiasi lyg pasausėjus, žinot, nuo saulės spindulių. Tai man atrodo, kad turėtų labai maloniai šitas dalykas jaustis būtent po tokio pasivaikščiojimų saulėje. Net nebūtinai vasarą, pavasaris atšils, išeini su megztuku, kuris tiek jau tą saulę truputį prasiskverbia. Tai va. Ir ką čia kitoj pusėje rašo, subtilios tekstūros, greitai įsigerintus kūno ir rankų losjonas, kaip aš jums ir pasakojau, žodžiu. Ir dydis dar yra 250 ml. Va. Tai aš galvoju, jeigu visam kūnui naudosiu, kiekvieną vakarą tepliodamasi, tai, aš nežinau, 2 mėnesiam galbūt neužteks, bet 1,5 mėnesio tikrai turėtų užtekti. Bet aš galvoju, kad aš jį naudosiu kūnui galbūt kartais, kaip sakiau, pasiliksiu aš vasarai, nes man atrodo, kad po saulės bus labai gerai jo pasitepti, bet aš jį naudosiu kaip rankų kremą, taip pat pakankamai dažnai, nes dabar pasitepiau ir kaip fainai rankos jaučiasi, visai kitaip. Tai va, o dabar pereisim prie kito dalyko, kurį, kaip sakiau, buvo labai įdomu išbandyti. Tai yra Goldie Clarifying Peeling Gel. Dabar lietuviškai rašo veido šveičiamasis gelis. Štai atrodo tai pakuotė ir dabar parodysiu, kaip atrodo viduje. Štai yra tokia faina pakuotė, štai matot, čia yra stiklinė. Ir kamštelis yra toksai kaip ir plasmasinis. Ir dabar labai šitas daiktas yra įdomus, nes nėra panašus į tokį kaip ir jums turbūt, ne tik jums turbūt ir man įprasta matyti šveitiklį. Tai va, palaukit, dabar atsidarius, tai yra toksai kaip ir gelis. Žiūrėkit, toksai lyg permatomas šiek tiek balkšvas. Kvapo praktiškai neturi. Sakyčiau, kad kvapo nėra. Ir kas įdomiausiai, kad jisai, kaip sakyt,
žodžiu, pradėsiu nuo pradžių. Tarkim, vakare nusivaliai visą makiažą, nusiprausi veidą su prausikliu, ar ne? Ir tada paimi šito gelio ir labai nedaug, tikrai nedaug, žinokit, uždebi ant žandų, ant nosės šiek tiek, kaktos ir smakro. Ir tuomet sukamaisiais judesiais tą veido odą kaip ir šveiti, bet tu jos nešveiti, reikia labai lengvais tokiais nespaudžiant judesiais. Ir žinokit, taip keistai tokiais oda lyg ir atrodo gabaliukais nusiema tokiom lyg dalelytėm ir dėl to, kad nusivalo visa negyvoji oda. Tai aš jums aišku įdėsiu video, kaip ir sakiau, demonstraciją, parodysiu, nes turbūt tikrai bus geriau jums tiesiog parodyti video, kaip atrodo, negu kad aš jums čia pasakoju, nes vis tiek apibūdinti yra pakankamai sunku, bet žodžiu, žinokit, labai įdomiai. Ir po to, nušveitus tą visą veidą, tu jį nusiprausi ir veidas jaučiasi toks, žinokit, švarus, žinot, kaip būna, kai kūną gerai nusišveiti su stipriu šveitikliu ir tuomet jaučiasi kūnas toksai, lyg būtų netekęs to raginio sluoksnio, labai švelni oda. Tai va tas pats ir su veidu. Tik tai vienas dalykas, šitą šveitiklį, žinokit, jeigu kas nors turit arba kas nors planuosit įsigyti, naudokit kartą į savaitę, nenaudokit kasdieną. Čia nėra vienas iš tų, kur aš jums kaip pasakoju, kad naudoju ten šveitiklį kasdieną ir taip toliau. Tai čia tikrai ne iš tų, nežinokit, kasdieną, jeigu naudosit, tai galit ir pakenkti odai, tai labai atsargiai. Tai aš įsivaizduoju, kad, žinokit, man šitos pakuotės, dabar kiek čia yra 50 ml, tai žinokit, metam užteks tikrai, tikrai vieną kartą naudojant į savaitę, tai be problemų. Tai va, ir dar rašo, kad for all skin types, tai žodžiu, tinka, turi sausą, normalią odą, riebę odą, mišrią ir taip toliau, žodžiu, visom tinka. Tiesa, aš dar taip pat, žinokit, pabandžiau ir ant rankų, tai rankom, žinokit, taip pat nuostabiai tinka, nes nuo rankų irgi tokiom kaip dalelytėm nuėjo ir paskui rankos labai pasidarė švelnio, nes aš kai tik tai gavau, aš išbandžiau pirmiausia ant rankų, išbandžiau va šitą va šveitiklį ir tada pasitepiau šito kremo. Tai žinokit, rankos kaip būčiau iš kokios paaišėjus. Tai sakiau, kasdieną naudoti tai tikrai ne, aišku ir per daug bus, aišku kremą tai gali kasdieną, bet šveitiklio ne, bet sakiau, tokią procedūrą į rankoms pasidarysiu kartą į savaitę, kad tiesiog, kaip ir tokį palepinimą. Tai va, tai žodžiu, šiandien aš jau ko gero užbaigsiu video, tikiuosi, kad jums buvo įdomu, galbūt turite vieną ar kitą produktą, jeigu turite, tai papasakokit, kaip jums, ar jums patiko, kaip jums poveikis, kaip, apskritai, kaip jums pats produktas ir kaip ir sakiau, šitas kremas buvo įdomus, bet man įdomiausiai buvo šitas va šveitiklis, nes aš asmeniškai nieko kažko panašaus niekad nesu bandžius, tai man tikrai buvo labai įdomu. Tai va, tai kaip ir sakiau, viskas, užbaigsiu video, daugiau aš nebeplepu, nebenusišneku, aišku, nusišnekėjimas tai galbūt ne, bet tiesiog aš visą laiką labai daug kalbu ir šiandieną jau tikrai viskas, atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjot ir pasimatysim mano sekančiam filmuke. Iki!